Ir penktas aukcionas, pats šustriausias peilis. Matote? Ar pamenat šitą peilį? Gal pamenat? Tai Fuji kalnas. Tai meistrų gaminys. Ne tik tai pirktas jau kaip peilis su Tamahagane plienų centre, bet dar norėjau išbandyti visus patikrinimus, kokius galiau, tai padariau rūgštinį patikrinimą. Būtent su rūgštimis, jeigu pamenat, buvau įdėjęs video nuotraukas, bet ne pardavimui, o tik kaip parodymą. Matės labai aiškiai viskas. Čia kaip atskirti plienus. Plius buvau padaręs mikroskopinį tyrimą, tai plieno struktūrą žiūrėjome. Taip pat nuotraukas buvo video sukėlęs. Galandant buvau, kai galandasi filmavęs, kaip skiriasi Tamahagane plienas nuo kitų plienų galandant. Ir kas svarbiausia, jis turi dvigubinį nuolydį. Nėra taip, kad iškart nuolydis, tai yra vienas ir antras nuolydis. Matosi akivaizdžiai Žhamon linija. Taip pat čia matosi akivaizdžiai centrinė dalis jo. Peilis nėra toks didelis, bet jis yra sunkus, kas mėgsta sunkius peilius. Jis yra sunkus, pakankamai storas. Net ir šiandien žmogus kaip pjovė, tai sako, atrodo, kad jis negali taip gerai pjauti, sako. Jis yra storas, sunkus, sako. Jis atrodo turėtų vos nelaužti produktą, nepjauti. Bet kaip prapjauti, sako, neįmanoma, kad toks peilis galėtų taip pjauti. Na, nebereikalo, tai yra Tamahagane plienas, kaltas iš 3 sluoksnių, dar ten neišgarinant anglies, žodžiu, yra technologijas japonų tokias buvo nuo senų laikų. Ir jis yra labai rimtai atrestauruotas. Daug darbo, daug laiko įdėta ir čia yra kosmosas. Jeigu norit tokio kosmoso turėti, statykit, laimėkit, bet iškart perspėju, pradinės kainos jų niekur nepabėgsiu, bus didelis. O jeigu nenorite, per brangu ar tiesiog neįdomu, tai tiesiog nestatykite. Dar kartą sakau, gerus peilius niekada nesistengiu, kad taip jau čia nupirktų, bet kada nuperka žmonės, man labai malonu, kad apie juos atsiliepia aukščiausių lygių, kad džiaugiasi juos turėdami, naudoja, dirba su jais. Tai tiesiog, dėl to aš ir dirbu, kad jums būtų faina. Iki bičiuliai.